Sveiki visi, mes šiandien kalbėsime apie AIDS ligą, aptarsime gydymą ir kitus svarbius dalykus, taigi AIDS gydymas pradedamas atsiradus nors vienam AIDS požymiui. Gydymui skiriamas 3 antivirusinių preparatų derinys, kuris slopina viruso dauginimąsi įvairių fazių metu, didelio imuninio nepakankamumo sukeltas įvairios kilmės ligas pagal organų sistemas gydo atitinkami specialistai, labai svarbi psichosocialinė pagalba užsikrėtusiems asmenims. Sergantys AIDS pacientai gydomi infekcinėje ligoninėje. Mokytojau, o tai kaip gydyti AIDS? Gydymas živ infekcijai apima antiretrovirusinius vaistus, kurie slopina viruso dauginimąsi ir stiprina imuninę sistemą. Svarbu konsultuotis su gydytoju. Šalutiniai vaisto poveikiai: pykinimas, vėmimas, galvos skausmas, nuovargis, virškinimo sutrikimai. Kiekvieni vaistai turi skirtingus šalutinius poveikius. Živ AIDS liga dar nėra pagydoma, tik nuslopinama. Tikiuosi supratot ir tikrai patiko jums ši pamoka, susitiksim kitą savaitę.